Galim pradėti. Žemalės bažnyčia man yra ypatinga bažnyčia. 2020 metais čia prasidėjo versmės. Čia organizavome jas pirmasias, o dabar štai taip greitai prabėgo tie metai, jau rinkomės į 6-ųjų versmių uždarimą Laižuvoje. Ir 2020 metais versmių dalyviai turėjo unikalią galimybę, unikalią progą stebėti, kaip vargonai buvo išvežti į Vilnių, į daktaro Girėno Povilionio dirbtuves ir versmių metu jie buvo montuojami. Klausėme pirmųjų koncertų, o kiek jau ir kitų koncertų buvo, kiek Mažeikių meno festivalio koncertų vykę. Ir štai šiandien mes jau turime tokį galutinį rezultatą, turime net puošybos elementus, turime sugrįžusį į Žemalę dekorą, vargonų dekorą. Ir noriu kviesti šalia daktarą Girėną Povilionį, kuris labai atsakingai, labai rūpestingai šiais vargonais rūpinasi. Tikrai kaip savo vaikų vis prižiūri, vis atvažiuoja prieš kiekvieną koncertą, suderina. Tai Girėnai, prašau, žodis jums. Gerą dieną visiems. Kažkaip tai labai dažnai šiemet aš matau daugelį jūsų vargonus, girdžiu jos ir man tai yra džiugu. Aš galbūt norėčiau vieną kadrą prasukti į priekį. Šiandien turėjome galimybę išgirsti vargonus mišių metu, kai lydėjo liturgiją, koncerte, kai grojo solo įvairiais balsais, įvairiais registrais, kai jie akompanavo solistams. Tyla, spalva, skambesys, giluma. Tokie man 4 žodžiai šovė, net nešovė, o jie man atėjo į mano mintis, žvelgiant į šitos vargonus. Jeigu matome skaidrėje vieną spalvą, atsisukę pamatome kitą spalvą. Tai yra vienas spalvas, kitas netikras, tai yra uždažymus ir tikras. Taip ir skambesys. Tylus skambesys, laukiantis atgijimo, tai yra vargonai keliasdešimt metų tyloje laukia savo atgimimo garsinime pavidale, tai man pavyko su kolegomis juos restauruoti, kad jie skambėtų kaip šiandien skamba. Kaip matote, vamzdeliai fasade išgriuvę ir jie net neskambėjo. Ir vienas iš viso buvo nukritęs ir buvo plokščias. Ir jisai yra tas pats. Šiame vargonų fasade yra tik vienas nedidelis naujas vamzdelis. Visi kiti yra autentiški, restauruoti. Tai yra 1938-39 metų darbas. Šiek tiek vėliau vargonai buvo dažyti ir išpuošti meniniais piešiniais, tai yra tapyta klasicizmo rokoko ornamentais. Ir tai, ką mes matome, dar yra ne viskas. Tai yra tik didžioji dalis, bet po dažų sluoksnių dar yra šiek tiek ir mažesnių kitų detalių, kurios dar laukia. Taigi aš neįsiplėsdamas norėčiau perduoti mikrofoną restauratoriai šitų tapytų ornamentų, restauratoriai Gretai Žičkuvieniai, kuri kruopelės skalpeliu, tai yra peiliuku, nugrandė
viršutinius vėlesniuosius tos melsvos, žydros spalvos ir sidabro pudros uždažymus ir atidengė tai, kas slėpėsi, tie spalvoti slėpiniai. Ir galbūt Greta ir pasakys, bet dar trūksta vieno elemento, jeigu matote tokią saulę, tai kartušas, joje turėtų būti jos apačioje žvaigždė. Kai mes girdime skambant varpelius, žvaigždė turėtų suktis. Tai dar tokios uogos ant torto dar liko ir kitiems metams. Taigi kviečiu Gretą pasidalinti tais įspūdžiais, tomis įdomius ir sudėtingomis akimirtomis, kai gabalėlis po gabalėlio, kaip milimetras po milimetro ir smulkus teptuko potepiai ir peiliuko gremžimai atvėrė šitokią gražią visumą. Labą dieną visiems. Visų pirma, tai labai noriu pasidžiaugti tokią gražią dieną, būdama tokioje ypatingoje erdvėje. Ir kai gavau kvietimą iš ponios Rūtos sudalyvauti renginyje čia Žemalėje, tai nė akimirką nesuabejojau, kadangi buvo labai smalsu, kaip atrodo tos detalės restauruotos, sumontuotos į vieną visumą. Na ir įspūdis iš tikrųjų puikus. Pamačius, kadangi, man atrodo, šitie vargonai, jie atgijo, tapo gyvi. Taigi, noriu šiek tiek pasidalinti restauravimo procesais, kas buvo padaryta, šiek tiek apie restauratoriaus darbo užkulisius, na ir kartu su jumis pasidžiaugti rezultatais. Taigi, šioje skaidrėje, kaip ir Girėnas minėjo, matome vargonų fasadinės pusės vaizdą prieš restauravimą. Tiesa, dar norėčiau pridurti, kad esu restauratorė, tačiau apie vargonus ir vargondirbystę žinau labai nedaug, todėl prašysiu gerbiamo Girėno pataisyti arba papildyti mane, jeigu kažką taip suminėsiu. Taigi, detalės. Taip. Detalės į mūsų Vilniaus dailės akademijos restauravimo studiją atkeliavo prieš 2, beveik prieš 3 metus iš vargonų restauravimo eksperto, būtent Girėno Pavilionio dirbtuvių. Ir taip jos atrodė dar dirbtuvėse, tiesiog išmontuotos, atvežtos ir išdėliotos ant stalų. Kažkodėl negaliu perversti. Persivertė. Čia yra nuotraukos prieš restauravimą, kaip minėjau. Na, pačios detalės yra išdrožinėtos iš liepos medienos, kai kurie karkaso elementai iš spygliuočio, kaip ir greičiausiai didžioji dalis Vargonų prospekto. Taip. Tai čia detaliau išfotografuotos yra detalės, kaip jos atrodė prieš restauravimą. Na ir, žinoma, sudėjau ne visas detalės, kadangi jų iš viso yra 27. Tai kai kurias tiesiog parodysiu iš arčiau. Ten raudona linija yra apibrėžta, iš kur šita detalė, ir tai yra didysis sparnas iš Vargonų prospekto būtent kairės pusės.
Šioje skaidrėje matome detalę, kuri yra aukščiau minėtosios. Na ir kaip matome, šitos Vargonų prospekto drožybos detalės, pats prospektas dažytas labai paprastai ir pačios detalės, sakyčiau, gal netgi ir labai grubiai, tokiais blizgiais bronzos pudros dažais, kai kur baltai matysime. Na ir žydra spalva, grubia, stora linija, apvedžioti detalių kontūrai, na ir kažkokie augaliniai motyvai tarsi išvedžioti ant viršaus. Bandysiu. Taip. Ta pati skaidrė. Nu, kažkaip man nesiseka. Jau perverčiau. Labai sunkiai kažkaip. Taip. Na, čia tiesiog dar keletas detalių prieš restauravimą, kaip jos atrodė. Tai yra vargonų vamzdžių puošybos detalės. Na ir matote bendroje vargonų nuotraukoje vargonų fasado pažymėta raudonom linijom, iš kur šitos detalės. Gerai. Taip, štai čia matome dar keletą detalių su pažymėtomis vietomis. Na, prieš pradedant detalės restauruoti, jau žinojome, kad apačioje yra, po šiais būtent grubiais uždažymais, yra pirminis autentiškas sluoksnis. Na ir netgi matosi per uždažymus apačioje esantis, kai kur čia persišvečia tokia faktūra, persimato, apačioje esantis piešinys ir linijų kontūrai. Na, kad išlikę žinojome, tačiau kiek išlikę ir ar ant visų detalių yra išlikęs tas autentiškas sluoksnis, tikrai to pasakyti negalėjome. Taigi, prasidėjo mūsų darbas, na ir pirmiausia, mes su studentais šias detalės detaliai išsifotografavome, užfiksavome defektus, apsirašėme būklę. Na, ką galima pasakyti apie medieną? Medienos būklė yra tikrai puiki, be ypatingų pažeidimų, tiesiog buvo išlūžę keletas smulkių fragmentų. Ir detalės nuvalius mes ėmėmės tų apatinių sluoksnių paieškos. Tai va čia toje pirmoje nuotraukoje matome pažymėtus du tokius stačiakampius geltonai pažymėtus, kurie yra išdidinti šitose nuotraukose, priartinti, na ir kaip vyko tos visos paieškos, ar ne, ankstesnių sluoksnių. Tai kaip ir Girėnas minėjo, visa tai buvo atliekama medicininiu skalpeliu, taip milimetras po milimetro, labai atsargiai, kad nepažeistume apatinių sluoksnių, tiesiog sluoksniai atsluoksniuojami vienas nuo kito ir taip, ir paieškoję mes matome atsidengę kažkokią tai tapybą, kažkoks tai piešinys, ar ne, puikiai matosi. Tas pats procesas atliktas buvo ir ant kitų detalių. Čia taip pat matome tokie maži zondeliai. Čia išdidintas tas fragmentas, bet čia yra ir daugiau zondelių, tokių nedidelių, kur tikrai pasimatė, kad apačioj kažkas yra. Na ir čia netgi matosi, jeigu geriau įsižiūrėsi, tokia oranžinė piešinio linija, ar ne? Kai kur detalėse buvo rasti du uždažymo sluoksniai, tai vienas senesnis, toks kaip pataisimų sluoksnis, tačiau jis buvo ne visur.
kažkaip labai sunkiai sekasi, bet pasiseka. Gerai. Šioje skaidrėje taip pat matote geltoną liniją pažymėtus zondus, kuriuose įsižiūrėjus matome, kaip atsidengia nuostabi, subtili, gana grafiška tapyba, tačiau, kaip matot, gėlyčių žiedai, gėlytės žiedas, lapeliai, kitos detalės, voliutos. Tos gėlyčių yra ištapytos visos gyslutės ir lapelių tos subtilios visos detalės. Taigi labai skiriasi tie grubus uždažymų sluoksniai, kurie visiškai grubiai atlikti. Na ir pasirodo, kad autentiška tapyba visai neblogai buvo išsilaikiusi. Per daug. Taip. Kita detalė jau su didesniais atidengtais zondais, matote apačioje. Visas atidengimas, kaip minėjau, vyko skalpeliu, tačiau vietomis dažų sluoksniai buvo labai smarkiai sukibę ir sekėsi gana sunkiai. Na ir kai kur bandėme panaudoti tirpiklių mišinį šiek tiek, kad suminkštintų viršutinį sluoksnį, bet tokių labai gerų rezultatų ir efektyvių nebuvo. Todėl atidenginėjame daugiausia mechaniškai. Gerai. Čia matome centrinę detalę esančią viršuje, tai vadinamasis kartušas, nuotrauka prieš restauravimą ir restauravimo metu. Na ir toje nuotraukoje restauravimo metu dešinėje pusėje jau yra atidengtas visai nemažas plotas, čia likę dar uždažymų tokie nedideli zondeliai. Na ir kaip matome, čia labai gražiai atsiskleidė tas gėlių vainikas, kuris buvo tiesiog užtepliotas tokiais potėpiais grubiais aliuminio pudros dažais. Gerai. Na ir labai efektingai atrodė mūsų atradimai ant šitų gėlyčių girliandų. Kadangi po dviem uždažymų sluoksniais, kaip matot, išdidintos irgi nuotraukos zondų, tai labai atsidengia tokia, subtili gėlyčių, aš jas pavadinčiau katilėliais galbūt, subtili tokia tapyba. Na ir šioje nuotraukoje jau matome dvi atidengtas gėlyčių girliandas, viena dar nepilnai atidengta. Ir kaip matome, apačioje trūko drožybos fragmento. Čia va. Ir viršuje gėlytė buvo sulūžusi. Ta sulūžęs fragmentas buvo tiesiog suklijuotas. Ir šiek tiek parodysiu smulkiau šitą gėlytės girliandą, tai su studentais pagal išlikusias detalės atkūrėme būtent tą apatinį fragmentą pagal kitas detalės. Antroje nuotraukoje matome jau nešvarumų šalinimą nevaizdinėje pusėje. O trečioje ir ketvirtoje nuotraukoje, šiek tiek užbėgsiu į priekį, šitas fragmentas jau yra
atkurtos vietos gruntuotos, čia trūko ir tų žiedlapių galiukų, jie atkurti, na ir detalė jau yra gruntuota ir paruošta retušavimui. Taip, matėte, kad išlikusios yra 3 girliandos, o buvusios 4, todėl vieną mes turėjome atkurti. Na, tai padaryti nebuvo sunku, nes turėjome kaip kopijuoti, ar ne? Tai čia matome šitose nuotraukose, kaip studentas parinkęs tinkamą medienos ruošinį, persikėlė piešinį, na ir pjauna jau ketvirtą detalę. Ne? Čia jau matome tą detalę išpjautą, nušlifuotą, paruoštą. Tai yra vaizdinė pusė pirmoje nuotraukoje, na ir apvertus nugarinę pusę. Taip. Na, kaip minėjau, keletas smulkių fragmentų buvo išlūžę, tai būtent kartušo, tos centrinės detalės buvo prarastas fragmentas. Tai greičiausiai įvyko tas išlūžimas tada, kai tos 2 detalės, jos buvo sukaltos vinimi, na ir greičiausiai medienai padžiūvus, tiesiog medienos skilo ir išlūžo medienos gabalas. Tai dešinėje pusėje matome, kaip trūkstamo fragmento vietoje yra įstatytas, įklijuotas medienos ruošinukas. Na ir paskui su studentais drauge mes štai jau čia yra atkurtas, išdrožinėtas trūkstamas fragmentas. Na ir toliau kartušo dalis buvo suklijuotos, stengiantis, kad kuo tiksliau sueitų medienos plokštumos būtent per tą centrinę plokštumą. Na ir štai matome vaizdą, kaip po uždažymų nuėmimo, po trūkstamų detalių, trūkstamų fragmentų atkūrimo, detalės yra sudėtos jau ant stalo ir ruošiamasi jas retušuoti. Na ir turėjome, aišku, visą susidėlioti ir matyti bendrą visumą, kad ten viena nebūtų truputėlį vienaip retušuojama, kita kitaip. Taip, kaip vyko retušavimo procesas, tai čia matote tą pačią gėlyčių girliandos detalę. Tai studentė pagal išlikusią kitą analogišką gėlytę atliko piešinuką, va čia piešinėje yra, na, paieškojo tiesiog, kaip tas zigzagas užsiriečia, kiek ten tų vingių. Na ir pasidarius piešinuką buvo retušuota akvarele. Bendrai visas retušas šių detalių yra atliktas akvarele, tai yra vandeniniais dažais. Kodėl? Kadangi akvarelė, būtent kokybiška akvarelė, ji mažai keičiasi laiko bėgyje, netamsėja, kaip tarkim palyginus su aliejiniais dažais. Na ir akvarelės retušą mes galime esant reikalui visada pašalinti, nesukeliant jokio pavojaus pačiam objektui. Ne?
Taip, taigi dabar parodysiu detalės atskirai, kai kurias jau retušuotas, tai matome vieną iš puošybinių vazelių, pirmoje nuotraukoje gruntuota, paruošta retušui, na ir antroje nuotraukoje ji jau retušuota akvarelės dažais. Taip, galima versti. Taip, čia yra ta pati, tas pats didysis sparnas iš kairės pusės, kurį atsisukę puikiai galite pamatyti iš arčiau, irgi retušuotas. Tai čia tiesiog perversiu, tai yra didysis sparnas iš dešinės pusės. Čia yra minėtasis kartušas, kuris iš tikrųjų ta centrinė dalis labai gražiai su tokiais perėjimais modeliuota. Taip, restauruotos ir vamzdžių puošybos detalės, jas matome, na ir geriau įsižiūrėjus, tai matosi tokios, subtilios linijos, juodi šešėliai, tarsi pačios detalės yra plokščios, bet juose bandytas išgauti toks erdvinis vaizdas, tai matosi ten tokie juodi šešėliukai. Tai oranžiniai kažkur tai blikai tokie ryškus. Kiek graži autorinė linija. Taip, čia kita grupė yra vamzdžių, vargonų vamzdžių puošybos detalių. Irgi net iš arčiau matosi tos ryškios oranžinės linijos. Čia yra taip pat vamzdžių puošybos detalės iš šonų. Na ir ypatingai gražios su tokiais augaliniais lapelių motyvais. Taip. Čia abi vazelės. Čia yra minėtosios katilėlių, gėlyčių, ar nežinau, pavadinau jas katilėliais, girliandos. Ir paskutinėje nuotraukoje matome kopiją jau atlikta, trūkstama atkurta detalė. Na ir šioje nuotraukoje visos restauruotos detalės išdėliotos mūsų studijoje ant stalo, na ir laukia sugrįžimo į Žemalę. Taigi, šitos detalės buvo gražūs Vilniaus dailės akademijos restauravimo katedros studentų kursiniai darbai. Na ir galime pasidžiaugti tokiais puikiais rezultatais ir kad sugrįžo ir atgaivino vargonus. Gal klausimų turime? Taip, gal. Miela Greta, ačiū, kad jūs esate čia, ačiū už tą nuostabų darbą ir jums, ir studentams. Na ir noriu padovanoti mūsų 26 metų kalendorių. Čia? Taip pat linkėjimai jums iš Laižuvos krašto sakralinio paveldo atvirukų rinkinys. Puiku. Na ir didelis ačiū jums visiems kantriai buvusiems šiandien visą dieną čia Žemalės bažnyčioje. Ir noriu tik tai priminti, kad susirinkome Europos paveldo dienų paminėjimo proga. Nuo parapijos yra teikta paraiška Kultūros paveldo departamentui, gautas dalinis finansavimas ir dar yra numatytos dvi veiklos rugsėjo 24 ir 25. Žemalės bendruomenė ir bičiuliai, prijaučiantys, besidomintis kultūros paveldu, ypatingai vargonų paveldu,
tomis dienomis keliausime. 24 dieną rugsėjo 17 val. Autobusas išvažiuos iš Mažeikių nuo prekybos centro iki Sėdos gatvėje ir atvažiuos į Žemalę. Iš Žemalės vyksime į Pievenus, į Viekšnius, į Dauginius, į Viekšnius, Užlieknę ir grįšime atgal. O 25 dieną, taip pat 17 val. Autobusas išvyks iš Mažeikių ir sustosime Tirkšliuose, Žemalėje, važiuosime į Sedą, iš Sedos į Renavą, Židikus, Ukrinus ir vėl grįšime atgal. Taigi susipažinsime su kitų bažnyčių vargonais ir pačiomis bažnyčiomis kaip architektūriniu paveldu. Taigi ačiū visiems labai ir iki kitų susitikimų.